Žmogaus judesys, gamtoj judesys, vėjo judesys, žmogaus akių judesys, rankos judesys, minties judesys, kažkur galbūt, taip sakant, žmonių santykių judesys. Visą tai aš apibūdinu kaip judesį ir mes bandom šitą judesį įvaldyti, bandom jį padaryti paklusnų kūnui, arba išreikšti per kūną šios judesius. Ir iš aplink matomo pasaulio pamatytų judesių kuriam spektaklį. Turbūt spektaklių visų spektaklių pagrindinė mintis arba objektas tai yra žmogus. Žmogus su savo problema, žmogus su savo sielos judesi, žmogus su savo jausmų judesiais, kančia, laimė.
susikoncentruosim, pajusim kūną, pajusim savo mintis, temperatūrą, širdis, visiška koncentracija. Įdėmiai įeisim į save, pajusim visą kūną, pilnai įeisim į save. Pasaulis aplink, jis yra spalvotas, turi be galo linijų, be galo formų. Aš pats esu linija, pats esu forma, pats esu muzika. Repeticija kasdien keletą valandų. Pajusti draugą, pajusti kolegą, pajusti savo alkūnės, peties, kaklo, kojų judesį, pajusti kolegos judesį, pajusti ne tik tai fizinį, ne tik tai kūno judesį, pajusti vidinį momentą, bendrą nuotaiką, bendrą norą. Yra mintis, ta mintis yra kiekviena sekundė. Darbas, pastovus minties formos išraiškos ieškojimas arba pastovus minties atskleidimas. Aštrus judesiai, šuolis, emocija, žvilgsnis. Visas arsenalas tam, kad išreikšt mintį. Bandom sumegzt kalbą, kuri parodytų visą žmogaus grožį, visą žmogaus, taip sakant, emocinį plotį. Ir tuos elementus surastas naujas formas mes bandom panaudoti spektaklio minčiai, išreikšti tiksliau mūsų pasaulį, pasaulėjautą, suvokimą. Visas kolektyvas kaip vienas žmogus. Visas kolektyvas kaip viena mintis iš scenos. Mintis, kuri pagrindai pas mūsų spektakliuose skamba taip. Žmogus yra gražus, gražus yra jo kūnas, gražus jo vidinis pasaulis. Sunkus, bet gražus. Didelis.